Šiame video darysim pavadėlius, titaninius pavadėlius. Štai šitas titaninės vielos kinkiai tuknot. Išlaiko 8 kg. Nickel titanium Lidl wire. Šis viela yra ryšama, galima ir su klipsais, tais kaip vadinamais kripsais, užspaust. Tačiau, kai užspaudi, yra šansas, kad pasižeidžia ta viela ir pasidaro silpna grandis, to vietoje gali lūžt pavadėlis. Taigi aš labiau pasitikiu clinch mazgu. Nežinau, kaip tiksliai lietuvių kalba, tikiuosi kalbininkai nesupyks. Taigi, karabinams naudosiu Auner Hyperloop, Hypersnap. Yra suvirinti karabinai. Antro numerio išlaiko 21 kg. Štaip jie atrodo maždaug. Nieko ypatinga, paprastas karabinas, tik tai skirtumas, kad tavo jungtis yra suvirinta. Aišku, pasižiūrėjus, taip iš arčiau atrodo, kad ten suvirinta taip, kad to suvirinimo praktiškai nesimato. Bet tikėsimės, galim pasitikėti Auneriu, nes kas ten būtų, jeigu jau ir Auneriu negalima bus pasitikėti. Taigi, kalbant dar apie šituos segtukus, kas man patiko, kad ganėtinai tokia viela yra spyruoklinga ir užsegt. Aišku, nėra labai sudėtinga, bet palyginus su kitais segtukais, viela yra ganėtinai spyruoklinga ir, manau, turėtų normaliai laikyti voblerius, neatsisegt vidury žvejybos. Taigi, pavyzdžiui, toks aparatas, museliniai skirtas, labai patogu daryti pavadėliams. Įremiam, užsegam segtuką į šitą varstotą, imam dratą, prakišam, jam paliekam 3-4 cm trumpą galą ir apsukam. 1, 2, 3. Suprantat? Tamsu pasidarė kažkaip. Apsukam 3 kartus ir prakišam per kilpą. Imam replės, suimam tą trumpą galą ir lėtai užtraukiam. Žiūrim, ką turim. Turim tokį dalyką. Tokį. Mazgas neužsitraukia iki galo, bet jisai laiko. Čia laiko patikrintas yra dalykas. Tokius pavadėlius aš jau naudojau žvejyboje. Tik tai ultralaitoj, kurie išlaiko 2,7 kg, bet pakankamai stiprus, nes yra pagauta lydeka netgi
netgi 7 kg ant tokios sistemos. Taigi nukerpam tą galą, tiesa palikti reikia kokius apie 3 mm, 3-4 mm, kad jeigu tas mazgas pradės lyst netyčia, kad neišsitrauktų tas galas. Taigi matom, dabar nukirpam, nieko nematom, nukirpam tą, bet jeigu va taip va paliksim, viskas tabaluosis, šemakaluosis, vienu žodžiu, kai tvičinant, skersuosis ten ir visa kita. Taigi, kad užbėgt tam už akių, reikia turėti kembriką, termokembrikas, kuris pakaitinus susitraukia. Tiesa, biškį pertraukiau, biškį ne taip. Vienu žodžiu, aš jau turiu padaręs vieną pavadėlį. Pavadėlius aš darau maždaug 20 cm ilgio, kam pakankamai man užtenka. Atmatuoja maždaug 23-24 cm vielos. Nukerpam ir uždedam kembriką. Kembriką irgi reikia maždaug 5-7 mm, kiek kam negaila. Man, pavyzdžiui, gaila 7. Taigi, dabar uždedam tą kembriką ir užtraukiam. Maždaug, labai daug nestumkit, gaunasi maždaug taip. Imam zažigalkę, pašildam kembriką, kembrikas susitraukia ir dar užspaudžiam, kad viskas susilydytų su viela. Ir tas kembrikas nenusismauktų. Va, dabar turim karabinas tiesiai, niekur jis nesimakaluoja. Toliau vėl dedam kembriko galą, gabaliuką. Uždedam kembriką, toliau imam karabiną, suktuką. Suktukus aš naudoju 30 poundų, 30 lbs, maždaug išlaiko 14 kg. Manau, pakankamai užtenka, nes pati viela išlaiko tik 8 kg, o valas mano irgi maždaug 8 kg išlaiko. Man kitos meškerės valas tik išlaiko tik tai apie 4,5. Taip, prakišam prauselę, vėl 3-4 cm, kaip jam patogiau, ir vėl apsukam. 1, 2, 3. Gal net 3 kartų per daug, nes sunku paskui sulaikyti tą galą, nes viela yra spyruoklinga. Prakišam per kilpą, suimam trumpą galą replėm ir užtraukiam. Lėtai, bet, kaip sakant, bet užtikrintai. Taigi, va, ką turim. Dabar vėlgi irgi reikia šitą galą nukirpt, trumpesnį.
bet nenukirpt per trumpai. Irgi kokius 3-4 mm paliekam. Va tokius. Dabar irgi, jeigu mes paliksim suktuką be kembriko, suktukas tabaluosis, skersuosis ir panašiai. Nelabai gerai. Galima, aišku, naudoti ir taip, kas tingi su tais kembrikais žais, bet jeigu, kaip sakant, profesionaliai reikia daryti, tada reikia dėti kembrikas. Užtraukiam gražiai. O taip va. Paliekam vieną ausį, kad jinai sukeliotus, kas bijo, kad susuks valą. Aš tai, pavyzdžiui, nebijau, kad susuks valą, nežinau, kad valą susuka bloga rytė, o ne masalas. Taigi, užkaitinam, užšildam tiksliau, perkaitint nevertėtų ir suspaudžiam. Suspaudžiam, kad ta viela ir suktukas susiklijuotų, taip sakant. Taip sakant, reiškia. Nu ir va, dabar suktukas jisai tiesiai eina, viela tiesiai eina ir karabinas tiesiai eina. Viskas yra tiesu. Tiesų ir teisinga, kaip sakant, tiesiai ir teisingai. Pavadėlis yra maždaug 20 cm ilgio, aš naudoju tokią ilgio ir niekad man nebuvo problemų, kad nukanda lydeką. Vienas pažįstamas sakė, kad jam lydeka nukanda net 40 cm titaninį pavadėlį, bet tokie atvejai įvyksta vienąsyk, kad nukastų. Dažniausiai būna taip, kad lydekas tveria woblerį arba masalą ir pradeda suktis, apsisuka aplink galvą. Valas pakliūna kažkur tarp dantų, vėl pradeda draskytis ir sudrasko valą ir nutrūksta ir viską žmonės galvoja, kad nutrūko. Pavyzdžiui, 20 cm lydeka, kad prarytų visą pavadėlį su wobleriu, tai kokios galvos reikia būtų, kad būtų maždaug 30 cm burnos gylis, kad prarytų visą. Tokių monstrų neteko sutikti, neteko girdėti. Tai va, dar kas yra šito drato privalumai, kad jinai tampasi. Kažkokia šitos negaliu patem, nes pakankamai sunkiai, nenoriu susipjaustyti pirštų, bet naudoju ultralaitui 2,7 kg, kuri yra žymiai planesnė ir lengvai tampasi. Taigi va, taip pasidaryti pavadėlius titaninius. Labai paprasta, 5 minutės, praktiškai nieko nereikia čia sudėtinga. Ir tokio pavadėlio savikaina yra maždaug 2 eurai. 2 eurai, nes karabinas pats kainuoja 90 centų maždaug. Jo, 6 karabinai kainuoja 5 eurai, po bogatami, kaip sakant. Galima karabinus pasidaryti pačiam, kas moka, aš pavyzdžiui va moku, nesenai išmokau, aišku, bet kaip sakant, reikia kažką tobulinti žvejybai. Tai tiek, tikiuosi naudinga informacija bus.